Ariogala pastaruoju metu ne tik rajoninėje spaudoje, tačiau ir visoje Lietuvoje linksniuojama kaip banditų kraštas, kur kas antras žmogus buvo apiplėštas ar sumuštas. Norėdami pakeisti miestelio padėtį, vasario 24 dieną policijos atstovai atvyko išklausyti ariogaliečių nusiskundimų, manydami, kad tai padės lengviau rasti sprendimo būdus, kurie sumažintų nusikalstamumą. Ir po savaitės ar po dviejų gavau atsakymą. Pradėtas tyrimas. Sekančią savaitę jau gavau. Tyrimas nutrauktas neįrodytas. Buvo bėdos, kai tik palyta, buvo labai geros bėdas, bėdą išmeravo, tik vieną ir toliau niekur neėjo. Atvažiuos tyrėjas, bet tyrėjų taip nesulaukimo, dabar mėnesį truputį pusė jau praėjo. Ir čia rajono laikyti. Kadangi tie žmonės, kurie dirba šitą darbą, jie negali eiti, daryti kratą, eiti iškart patikrinti, be tam tikrų instancijų leidimų. Gali įtarti, gali sakyti, gali galvoti. Bet kaip jums, ponė, atrodo, yra gerai ar blogai, jeigu aš, būdamas informuotas žmogus, negaliu iš karto ateiti ir be prokuroro leidimo daryti kratą? Aišku, kad blogai. Jos supančia tos rankos. Jisai gali tik surašyti raštą. Paprasčiausiai. Kuo pasireiškia? Riaušėmis. Riaušėmis pasireiškia. Riaušėmis, nu kuo? Smurtas? Peštynės? Tai Ariogalai reikėjo pasiskaityti. Aš pasiskaičiau viską. Bet aš visuomet pasitikrinu, iš pirmų lūpų noriu išgirsti. Gerai, prašau. Tai ar išklausė pareigūnai visas mintis gyventojų, ar manot, kad buvo vaisingas šitas susirinkimas? Taip, kadangi jau žmonės pradėjo kalbėti, jau baimės atmosfera po vis trupučiuką įsisklaido. Kadangi žmonės įsako nuoskaudas, išreiškia pareigūnų darbą, truputį bėdas įsakė žmonės, kad policija nedirba. Kokios didžiausios, kaip manote, Ariogalui tos problemos, ar pasakė visas žmonės? Ne visas pasakė. Kadangi kai kas čia trukdė, žmogus buvo, kuris, galima skitais, problemas dalinai sukūrė. Neminėsim vardais. O kokia problema? Problema ta, kad atvaras girtuoklėjimas, blogas pavyzdys, viešai vagiama, su Raseinių valdžia dangsto, plius kita problema, kad nėra jaunimui ką veikti. Ir jaunimas dėl to iš to prasimanimo prasideda tokie visokie cirkai. O kokios dar didžiausios problemos buvo paminėtos, kaip manote? Didžiausios problemos paminėtos, kad policija nedirba. Grynai Ariogalos policija nedirba. O kas padėtų išspręsti tas problemas? Ariogalai padėtų išspręsti. Problemas išspręsti padėtų stipri bendruomenė, kuris sukurtų ne popierinė būtų, o būtų tikra bendruomenė. Jaunų žmonės įjungtų, užsiimtų veiklą, žodžiu, daugiau dirbtų seniūnė, tiesiog į darbą, negu antraeilį. O žiūrėkit, jūs dabar esate, neseniai gyvenate Ariogaloje, bet galbūt sutiktumėt jūs būti bendruomenės pirmininku? Aš bendruomenės pirmininku nesinori, kadangi jau esu amžiui, sveikata neleidžia ir mano kitokia veikla. Nežinau tų visų įstatymų, tos visos veiklos, o padėti žmonėms nesisakau. Noriu jaunimą užimti, man neleidžiama. Bet jūs esate toks aktyvus, visko domintis, manau, kad jums puikiai tiktų, jeigu žmonės siūlytų ar... Deja, aš nenoriu, užtenka nacijos pavyzdys, kur žmogui viską užblokavo. Kadangi čia veikia tam, negražiais metodais vyksta žmonių nutildymas. Ar, kaip manot, pasikeis kas nors po šito susirinkimo? Truputį, jeigu sureaguos Raseinių policijos vadas ir pakeis vieną įgaliotinį, vienas jau išėjo, moteris čia nieko nepadarys. Bijau, kad ponė Cinkienė netaptų atpirkimo ožiu. Gerai, ačiū labai. Vytas.